Treneri, su kuo labiau sveikinti, su gimtadieniu ar pergalę? Su pergalė. Su gimtadienį būna. Nu, vat klausimas. Pirma pergalė, bet faktas. Abu dalykai labai smagus. Smagu, kad taip sutapo. Galėjom ir anksčiau tą pergalę pasiimti, nereikėjo gal gimtadienio laukti, bet tikrai labai smagu šią dieną. Ką akcentavot prieš šias rungtynes? Ar kiek laiko žiūrėjot varžovių žaidimą ir kaip ruošėtės būtent šioms rungtynėms? Taip, tai jau pirmose rungtynėse Latvijoje po 2 kėlinių mes pirmavom ir tikrai gerai jautėmės ir tikrai sąžiningai jautėmės geresni už varžovės, bet būtent, kaip pasakyti, nepasisekė, nes krito metimo, čia nuo rungtynių pradžios, sakykime, padiktavom tempą ir laikėmės rungtynių planą, tiesiog, kad žaisti per aukštas ir panašiai, tai tikrai labai smagu. Kada jau supratot, kada ta mintis užvaldė kūną ir sielą, kad šiandieną pavyks laimėti? Sąžiningai, po 2 kėlinių man jau visai patiko vaizdas, po 3 dar labiau, bet tada mes labai gaudėme rungtynių pabaigoje tarpusavio skirtumą, nes išvykoje pralaimėjome 11 taškų ir likus 3 minutėm per varžovų minutės pertraukėlę pradėjom skaičiuoti tarpusavio santykį. Tai labai džiugu, kad pavyko laimėti nuo 18 taškų ir visiškai revanšuotis, kas leidžia kovoti dėl aukštesnių vietų lentelį. Nulaužiai rungtynes, dažnai tai būna? Ne, kažkaip ir tokia atkarpa, jeigu asmeniškai pasakyti, ne geriausia, nes tiek tritaškiai nekrenta nieks, bet šiandien, ta diena tikriausiai, kur gal perlaužimas įvyks ir seksis geriau. Koks tas jausmas, kai komanda pirmauja 10 taškų, lieka ten 3 su kažkiek minutės sužaisti ir tu pataikai 1 tritaškį, po to pataikai 3 taškį, dar 1 tritaškį padidini savo komandos pranašumą iki 16 taškų ir tu supranti turbūt, kad viskas. Labai geras jausmas, net per kūną šiurpuliukai nubėga, nes žinai, kad pataikai, kad komandai geriau ir girdi, kai komandos draugės tave palaiko, tai tas, užsivedu dar asmeniškai ir bandau toliau mesti, jeigu tik laisva ir įmetu gerai, neįmetu irgi gal gerai palaiko komandos draugės, tai va, tas, sakau, labai fainas jausmas. Turbūt aš neklausiu, koks tas jausmas laimėjus pirmąją pergalę būtent šioje lygoje, ar ne? Bet ar ta pergalė turės įtakos jūsų tam tokiam tobulėjimui siekiant kitų pergalių? Tai mūsų šios lygos ir tikslas yra tobulėti, pasisemti kuo daugiau tų visokių patirties tos. Tai aišku, labai laukiam ir plius šiandien dar tokia proga, trenerio gimtadienis, tai dovaną padovanojom. Labai ilga ir laukta.